Lauk čia. Ateik. Come on. Laimingas soriukas. Laimingas. Pavasaris atėjo. Ryto gal apsikirpsiu biškį. Apsikirpsiu. Koks pavargęs. Koks pavargęs soriukas. Na, nakšien čia. Vis pavargęs. Laimingas, tiek išsivakščiai. Užteks. Laimingas soriukas. Va, kaip dėmėlį šiandien. Net šildym išjungiau. Net ugnės dar nesikūrenam. Nu gerai. Reikia atpūštis, įvažiuoti į miestą. Iš tikrųjų nusipirkti maistą, gal kur nors nusipirks savo. Labas rytas, šiandien ir penktadienis. Kažkokia atsibudau, nelaba gers savijot. Ir tas pilvukas man nelaba gers toks. Vis tik tas virusas turbūt siaučia, kur darbis siautė. Vis tik aš turbūt užsikrečiau. Pasidariau kokteiliuką, vyrs išėjo darbuotis ir dabar bandys gal pailsėti, vėliau važiuoti į miestą. Oriuko, tu pamiegok, mama važiuojam apsipirkti. Mama šiaip netėp susiruošė. Tu jau grįšiu už kokių poros valandų. Šiandien jau tos negera. Nežinau, ar čia kaltas vis dėlto tas virusiukas primonės nuo tų pacientų, ar čia tai kiaušinės su lašinės vakar valgyti išsikepti. Dabar negera. Negera jau to šiandien ir fiziška, ir jau tos negera psichologiškai kažkodėl. Dabar galvoju daugiau mautis sijonukų, suknelių. Bent jau bandysiu. Labukas, šiandien ir penktadienį vakars. Ne pat geriausia šiandien mondienėlį. Kažkokį nuotaik visai negerbu ir savijaut. Bet aš dabar stengsiuosi prasiskaidrinti nuotaiką. O dieną iš tikrųjų pergalvojau labai. Daug ko pergalvojau, išsivaliau biškį. Išsivaliau mintis, išsivaliau dar socialinius tinklus, išsivaliau. Daug ko dar išsivaliau. Ir tikiuosi, kad viskas bus gera. Einam dabar šopintis, gal ko nors gražiaus raštam. Kas čia per gražus. Velykiniai kostiumai. Kiaušiai. Mažutė tik tam toks gaidžių kostiums. Anukite. Wow. Saulių reikia nupirkti. Tai čia sintetiniai ir čia šiek tiek tokie. Šiaip tik tas pasipuošti. Tas gražus. Tas gražus. Ir tas gaidžių kepursi.
Bjaurus čia drabužiai. Labai baisi. Einu pažiūrėti naują gėlių parduotuvę. Čia buvo Plantation, dabar į Plantation. Aš netgi turiu tarim, kad čia galbūt tą pat parduotuvę. Tai pakeits pavadinimą. Einam pažiūrėti, kas čia ir nauja. Gal šiandien niek nepirks, bet čia priek pažiūrėti. Kažką panašiai atrodo viskas. Krūtanas. Sužals čia tas gėlėts. Darbuotojai ir patys. Manau, kad они tik pakeit pavadinimą. Manau, ir gėlius tas pačias. Fantastiška. Orchidėja. Ne, bėgu iš čia. Bėgu iš čia. Tas gražus labai. Labai gražus. Tas gražus. Reiks išsirinkti podų. Jo, čia aš pirks morlinis toks, va. Ne, tai pirgėlį kažkokį. Tokis pirksiu. Šiandien tingi niek nepirksiu. Kaktusienas. Turiu namų savo kaktusieną. Koks nebrangus tas. Nieks nebenori kaktusų. Milžina. Čia netikras. Tas netikras. Tikras, va. Vienu žodžiu, tą pat parduotuvę, tik persivadinkit, pavadinėm pasidarė. Turbūt kažką leido jums bankrutuoti ir vėl pradėti iš naujo dėl mokesčių. Kai šitoks pasielgęs auriukas, kai šitoks pasielgęs mamytis, ką apsimokys važiuoti, ką pasielgti mane. Kiek reik pasielgti, įlystis į juodą, įlystis į juodą, mama, pusnė nušala reikia. Aidame, lyst visi jėnai, bėgu. Ojojoj. Šiandien prekės visai kažkoks toks pačias dietiškiausias ir, nežinau, daras vis paprastesnis bulvių,
daržovių, kavytė, svogūnų, morkų, cukraus ruda, vyrų kavos, grietinės. Mūsų maistas dabar labai daros, labai paprastas. Ko seniai neinam, to paprasčiau. Avižinė košė, uogytės, šlapis servetėlis. Čia viskam valyti, viršinio ausim ir visko kaip seniai valyti. Labai paprasti maisto produktą šiandien. Šiandien aplankiau toks gan nuobodis parduotuvės. Iš tikrųjų, nemačiau nieko gero tam Sparšiopį, buvau jau seniai buvus. Ir vienintelį, ko aš ten dabar perku, tai apatinį trikotažą, kur man tinka. Liemenukai ir kelnaitės. Dabar nusipirkau kažkoks naujoviškas. Bet viskas turi būti tik ta medvilnė. Bet Europrise nupirkau vyro virgi trusikų. Umbro, tikiuosi, kad bus geri. XL. Ir nusipirkau tokias timkutės šiltas, bet man atrodo, kad bus mažas man. Čia raš ML, bet jaučiu galės pakeisti. Aš čia nematau, jis man atrodo, su pakos atgal.